18-oji Tarptautinė Vilniaus tapybos trienalė tęsia savo renginius ir spalio 3 dieną Vilniaus dailės akademijos parodų salėse Titanikas bus atidarytos dvi parodos. Tai Baltijos šalių šiuolaikinės tapybos paroda ir Estijos Nobos platformos įkūrėjas Andros Orn suformuota paroda pavadinimu Vidiniai pasauliai, kurioje eksponuojami Šiaurės ir Baltijos šalių jaunųjų menininkų apdovanojimų nominantų darbai. Parodose galėsite matyti įvairių kartų pripažintų menininkų kūrinius, taip pat juose atsiskleis nauji, novatoriški kūrybiniai sprendimai ir tapybos sąjunga su kitomis medijomis. Ta pačia diena bus surengtos panelinės diskusijos, kuriuose dalyvaus šiuose parodose dalyvaujantys menininkai.